Sveiki visi ir štai mano trečias video šiandieną. Aš šiame video šnekėsiu, todėl jis yra išskirtinis. Galima sakyti nelabai išskirtinis, nes kitose video šnekėsiu tik tai su savo draugu. Šiandieną aš jums paaiškinsiu visas atakas. Pirma ataka – iškvečia jūsų skeletą ir jums nuiminėja po 70 gyvybių. Tai priklauso ir nuo jūsų levelio. Pavyzdžiui, mano levelis yra 24 ir man nuiminėja po 84 gyvybės. Ir šitas gyvybės atrodo nuiminėja nuo 10 iki 30 sekundžių, kol jūs nebeturite nuodų dozės ir toliau galite pulti. Tada jums jau nebenuiminės gyvybių. Antra ataka. Kiek jūs nuimate su šita ataka priešininkui gyvybių, tiek jums dasideda pačiam gyvybių. Trečia ataka. Nuima jums 250 gyvybių ir dadeda 30 manos taškų. Ketvirta ataka. Dadeda galios tam jūsų skeletui. Pavyzdžiui, aš esu 24 lygio, esu išsianchantinęs visą Magic armorą. Magic. Wizard tiksliau, sumašiau. Šičia irgi Wizard, bet čia nepričiom. Šičia irgi Wizard. Na, visas setas yra mano Magic ir mano skeletas su šita ataka lupa daugiausiai 700. Norėjau jums priminti, kad jeigu surinksiu 250 like, įkelsiu video, kaip gauti Necromancer klasę. Daugam yra problemų, kad neina įeiti į Necro Tavern, nes ten reikia įvykdyti misijas, kurių net neina atsidaryti. O aš žinau vieną tokį būdą, kaip jas atidaryti. Todėl ten aš ir moku. Todėl ir noriu jums pasidalinti, kai surinksiu 250 laikų. Jeigu turite klausimų, būtinai klausinėkite manęs. Mano draugo nickname'as yra JustLT, kitaip lietuviškai tik lietuvis. Ką dar čia jums pasakyti? Tikriausiai kitas mano taikinys bus Red Dragon, kurį aš irgi turbūt šiandieną įkelsiu šitą video. Beje, kaip matėte, mano pirmas video buvo, kaip aš žudau Undead Legend. Ir iš ten aš gavau visą setą išskyrus kardą. Ir savo klasę, aišku. Nes Necromancer klasę visai aišku reikia gauti. Taigi, jūs ten galite žudyti tą bossą su draugais ir kai jūs įveiksite, jūs gausite tokį setą kaip ir aš. Aš jo labai norėjau, nes jis man pasirodė visai kietas ir aš jį gavau ir užsidėjau. Tuoj parodysiu, kaip jis atrodo. Jis atrodo va šitai, bet galite pasikeisti savo odą. Aš pasikeičiau į baltą iš tokios odinės spalvos, nes tiesiog baltą su juoda man labiau derinasi. Nusipirkau pilką kardą, kad truputį derintųsi prie tokių tamsių ir šviesių spalvų. Taigi, mano video šiandieną baigtas ir tikriausiai iki kito susitikimo.